Apskaičiuosime šio reiškinio reikšmę. Pirmiausiai truputėlį sutvarkom šitą reiškinį. Mes žinome, kad kosinusas yra nelyginė funkcija ir kosinus minus alfa yra tas pats, kas kosinus alfa. Taigi mūsų šitas reiškinys yra lygus 3 šaknis iš 6 kart kosinus alfa minus sinus alfa. Dabar vietoj kosinuso aš jau iškart galiu įrašyti skaičių, bet man reikia sužinoti sinuso reikšmę. Tai mes mokame pagrindinę trigonometrinę tapatybę. Mes žinome, kad sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa yra lygu 1. Iš čia aš galiu išreikšti sinus kvadratu alfa ir jeigu žinau kosinusą, aš galiu apsiskaičiuoti. Tai mano sinus kvadratu alfa bus iš 1 atimti 2 šaknis iš 6 dalinta iš 5 pakelta kvadratu. Lygu 1 minus, čia keliant kvadratu 4 kart 6 dalinta iš 25, iš 1 atim 24, 25, 1 25. Nu tiesiog nuostabu, nes traukiasi šaknis. Sinus alfa būtų lygu, nepamiršk, plus minus šaknis iš 1/25, taigi plus 1/5 arba minus 1/5. Kur mes turime žiūrėti? Štai čia. Čia yra nurodytas ketvirtis. Pirmas ketvirtis būtų iki pi pusiau, antrasis iki pi, trečiasis iki 3 pi pusiau, na, o pas mus iki 2 pi. Čia yra ketvirtas ketvirtis. Mūsų kampas yra ketvirto ketvirčio. Koksgi čia dabar bus sinusas? Ketvirtam ketvirtyje mes žinom, kad sinusas yra bet kurio taško ordinatė, y koordinatė. Tai matom, kad čia yra neigiami skaičiai. Reiškia, kadangi tavo alfa priklauso ketvirtam ketvirčiui, tai sinusas yra neigiamas, minus 1/5. Na, o dabar aš galiu įrašyti šitą sinuso ir šitą kosinuso reikšmę į šitą lygybę ir apskaičiuoti. Tai čia 3 šaknys iš 6 padauginta iš 2 šaknų iš 6 iš 5. Aš tiesiog įrašiau vietoj kosinus alfa, čia įrašiau šitą skaičių. Dabar minus sinus alfa. Minus, o sinus alfa minus 1/5 tai plus bus 1/5. Lygu. Dauginam, kas čia bus? 3 kart 2 6, šaknis iš 6 kart, šaknis iš 6 vėl 6, vardiklis 5 plus 1/5. 36 penktosios plus 1/5, 37 penktosios. Galėtumėm išskirti sveikąją dalį, bet aš to nedarysiu. Uždavinys išspręstas.